Taigi, sveiki gerbėmieji ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, Mindaugas Montvilas, ir aš sveikinu jūs jau eilinėme 52-ame pramoginio apokaliptinio infošou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas. Viskas, ką išgirsite šioje laidoje, gali kelti grėsmę ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Buvote apie tai perspėti. Na ir taipogi su vasario 16-ąją aš čia šį epizodą įrašinėjau vasario 16-ąją ir jis turėtų jūs ir pasiekti vasario 16-ąją. Ir aš čia ir Facebook'e pas save parašiau, iš tikrųjų kaip niekada mūsų šitas pasirinkimas šių metų vasario 16-ąją panašėja į tą, kuris buvo prieš daugiau jau nei 100 metų, nes visi, kas domisi istorija, turbūt žino tai, kad vidurio ir tos rytų Europos valstybės po viso imperijų žlugimo pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, jos atsirado, aišku, buvo ir nacionaliniai judėjimai, ir tautų atgimimas, tautų pavasaris, visa kita, bet vis dėlto vienas iš tų kertinių aspektų buvo tai, kad tuometinis JAV prezidentas, tuometinė JAV administracija, Woodrow Wilsonas, jie sumastė tokią doktriną, kad tos buvusios Austro-Vengrijos, Rusijos imperijos, Vokietijos pavergtos ar kaip kitaip įtakojamos tautos, kad geriau jos turėtų savo nacionalinės valstybės vidury Europos ir tai būtų tam tikras proamerikietiškas ar bent jau placdarmas tam, ką būtų galima pavadinti stabdymui paneuropistinės integracijos. Ir šitas dalykas, jūs negalvokite, kad čia aš taip išsigalvoju, jūs turbūt dar prisimenate, iki pat 2014 metų Europos visi politikai svaigo apie visą tą vieningą Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko. Čia tų iniciatyvų buvo ir tebėra, ta prasme dabar apie jas nekalbama, aišku, taip jau atvirai, bet galvose jos turbūt tebėra pas daugelį paneuropistų Europos politikų, lygiai tą patį šneka, aišku, kažkiek kitais terminais ir kažkokiam kitom sąlygom, bet juk tas pats Duginas ir visi tie didžiosios Rusijos ir Eurazijos šalininkai idėjos, jie šneka tą patį, kad tie anglosaksai, tie mėgsta tą terminą, tie zlobni anglosaksai trukdo kontinentiniai Europai susijungti į natūralią uniją. Tai mūsų vis dėlto interesas ir čia, aišku, prieisime prie visų tų šios savaitės aktualijų ir būtų kažkokį tai išlaikyti balansą tarp mūsų natūralaus irgi dalyvavimo Europoje. Mes nuo to atsiriboti negalime ir bendrai aš nesu iš tų žmonių, kur ten būtų buvęs antieuropietiškas visą gyvenimą. Aš pats esu balsavau už įstojimą Europos Sąjungą ir aš manau, mes iš to išspaudėme ir iki šiol gauname nemažai naudos. Ir bendrai net mūsų tas visas dekarbonizacijos nuosmukis, kuris dabar žudo Europą, ten irgi dar mums turi šiokių tokių ir teigiamų aspektų po šiai dienai. Tai čia yra niuansų, bet ilgalaikė kryptis vis dėlto šito europinio projekto yra į susinaikinimą ir visiškai juo pasikliauti ir visiškai ten jungtis prie europinių idėjų, aš manyčiau tikrai neverta. Tai čia tokia būtų įžanga viso to. Ir aišku, dabar pagrindinė ta tema šios savaitės, tai kaip čia pasakius, vizitas tų 3 apokalipsės raitelių pagrindinių, aišku, jų ten buvo ir daugiau iš Jungtinių valstijų į Europą ir Miuncheno saugumo konferencija. Tai čia turbūt visi suprantate, kad apie tai kalbėsime ir kalbės visa Europa dar ilgai, nes iš tikrųjų aš čia turiu, kaip sakant, pagirti save. Štai pirmadienį LRT išstojęs studijoje jūs perspėjau, kad amerikiečiai šitą administraciją baus Europą, atvažiaus tie 3 žmonės baust ir į Paryžių jie atvažiuos baust, ten buvo ta
dirbtinio intelekto konferenciją ir į Briuselį atvažiuos bausti, į NATO būstinę ir atvažiuos, aišku, bausti ir į Miuncheno saugumo konferenciją. Ir šitas, aš nežinau, kodėl tai taip sukėlė tiek daug šoko, nors aš irgi pripažinsiu, kad vis dėlto tas baudimas buvo dar baisesnis, negu net aš įsivaizdavau, kuris, tikrai laukė šito. Bet, gal apie viską pailiuoju, aišku. Ir aišku, čia mūsų pagrindinis savaitės herojus. Ir tai yra žmogus, kuris, manęs klauso šitų mano apžvalgų, mano visų pasisakymų, jums turėtų būti pažįstamas, bet ir jis turėtų šiaip ir europiečias būti pažįstamas bent jau nuo praėjusių metų Miuncheno konferencijos, apie kurią aš pasakojau ir kur kažkiek nuskambėjo jau tuose sluoksniuose. J.D. Vance'as, aš čia turiu menyti, nuskambėjo tose sluoksniuose, kurie domisi Europos ir JAV santykiais ir visais tais, kaip sakoma, pokyčiais, kurios atneša Donaldas Trumpas, tai ir bendrai atsiradusių skirtumų tarp buvusių JAV visų doktrinų, ortodoksijų ir požiūrių į Europą ir Europos saugumą ir dabartinės administracijos. Tai be abejo, dar pernykštė J.D. Vance'o kalba nuvilnijo, sukėlė šurmulį. Pernai dar J.D. Vance'as kalbėjo kaip eilinis senatorius, bet jis ten irgi pasakė tokių minčių, kur aišku, kadangi jis dar buvo nevaldančiosios partijos senatorius, daug kas numojo ranka. Čia kažkoks prorusiškas, dar kažką, nors jis pasakė labai daug tokių teisingų akivaizdžių minčių, kad Jungtinės valstijos negali aprūpinti Europos visą karo pramonės sviediniais ir visą produkciją. Jungtinės valstijos ne tik, kad negali, bet ir nesiruošia to daryti. Jūs patys pradėkit kažką krūtinti užpakalius, jūs patys supraskit, kad tai, ką jūs darote su tą dekarbonizacija, žaliojų kursų, tai yra savižudybė, jūs deindustrializuojatės, tas dalykas veda į niekur. Ir visi tie dalykai, pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, akivaizdu. Nes, vienas senatorius, tai vienas senatorius. Bet, kaip visi žinome, J.D. Vance'as tapo pasirinkimu Donaldo Trumpo viceprezidentiniu. Trumpas laimėjo rinkimus, J.D. Vance'as tapo viceprezidentu ir šį kartą jau po metų atvažiavo į Europą ir davė visiems velnių. Ir aišku, reiktų vėlgi priminti, kad čia buvo etapais tas mušimas Europos, kad ne iš karto viską trenkė, o išdėstė taip, iš tikrųjų, taip dabar aš kai sudėliau visas mintis, fantastiškai, iš tikrųjų, amerikiečiai, aš pavartosiu tokį bjaurų terminą, bet pagvaltavojo Europą, fantastiškai. Visi tie trys apokalipsės raiteliai ir J.D. Vance'as, ir Marco Rubio valstybės sekretorius, tai užsienio reikalų ministras, ir gynybos sekretorius Pete'as Heksetas, triktelėjo Europai, aišku, ten atėjo ir kitų žinių iš Donaldo Trumpo tiesiogiai. Tai pailiui, aišku, pradėsime nuo to pasirodymo. Pirmas buvo antradienį J.D. Vance'o pasakyta kalba to dirbtinio intelekto konferencijoje Paryžiuje, kur ten irgi buvo didelė ir griausminga ir ten Makronas labai jau prisistengė suteikti optimizmo, kad čia Europa turi savo atsakymus, Europa turi ambicijas, Europa ir investuotojų gali pritraukti ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip ten parašė vienas leidinys, visas renginys ėjosi gražiai ir visi buvo patenkinti ir buvo daug netgi optimizmo ir entuzijazmo, tol, kol neišstojo kalbėti J.D. Vance'as. Ir kągi pasakė J.D. Vance'as? Paryžiuje J.D. Vance'as davė europiečiams šiokį tokį apšilimą. Savo kalboje jis, kuri jau tuo metu irgi pasirodė kai kam skandalinga, nors, žinoma, čia dar buvo tik tai, kaip sakoma, žiedeliai, bet jis pasakė, kad, mėlėjai, čia jūs susirinkote kažkokius tai bendrus tam daryti planus, reguliavimus, dar kažką, bet mes apskritai dabar
visiškai kitaip į tą dalyką žiūrime, kas yra visiška tiesa, kad mes apskritai visokią jūsų reguliavimą griežtą ir visus tos cenzūros iniciatyvas mes žiūrime labai nepalankiai. Iš šiai pusės ir bendrai paėmus jūs linkiu visiems sėkmingai naudotis amerikietišką AI praktiką, amerikietiškais AI produktais ir tokia buvo dvasia kalba pasakyta. Aišku, buvo paminėta greta kitų dalykų, kad tam dalykui reiks daug energijos, tai supraskite, vėlgi buvo aiškus labai namiokas europiečiams jų visą žalį kursą. Taipogi buvo pasakyta, kad jo nuomonė šitas dalykas AI, dirbtinis intelektas, jis nesunaikins, o padarys darbo vietas produktyvesnės, bent jau taip jo, kaip sakoma, interpretacija, čia aišku galima ginčytis, bet tarp kitų dalykų jis aišku ir paminėjo, kad bendrai paėmus visas tas griežtas perteklinis reguliavimas, kuris yra tiesiog įsišaknyjęs Europos Sąjungoje, tiesiog yra Europos Sąjungos DNR dalis, na jis nesukuria inovacijos, nesukuria jokių paskatų būti inovatyviems ir dėl to reiktų visiškai kito požiūrio ir, na, šventa tiesa, aš nekartą minėjau tokius žmonės kaip Markas Andrysenas, legendinis investuotojas, kuris apskritai yra paskelbęs techno-optimisto manifestą pas save, jį galima susirasti ir aš labai rekomenduoju perskaityti, nes tai yra vienas iš tų ideologinių postulatų šios JAV administracijos ir dabartinės Amerikos. Na, iš tikrųjų, jeigu reiktų pasakyti, koks ten yra dalykas labiausiai vienijantis visą Jungtinių Amerikos valstijų visuomenę šiuo metu, tai yra tas didžiulis ir net euforiškas technologinis optimizmas susijęs su AI proveržiu, dirbtinio intelekto proveržiu ir Amerika tikrai negrįš prie to modelio, kuris siūlė Joe Bidenas, tai yra perteklinio reguliavimo ir šitoje vietoje aš aišku irgi turiu draugų ir pažįstamų, kurie pakankamai teisingai pasako, bet juk va šitą visą perteklinį reguliavimą, šitą skaitmeninių paslaugų aktą, kuris formalizavo griežtą ten dezinformacijos apibrėžimą ir visų kitų dalykų, kuris dabar įsigalioja Europoje, o Amerika tai atmetė, tai, bet tai čia amerikiečiai šitą žalą padarė taip stumdami, na, tą buvusią administraciją. Na, taip, tas yra taip, bet Amerikoje dabar įvyko revoliucija ar mažų mažiausiai smarkus kultūrinis pokytis, taip pavadinkime, ir dabar visa tai, kas susijęs su cenzūra, su griežtų reguliavimu, yra griežtai atmesta ir dėl to turbūt pagrindinis rezultatas, na, greta to, kad J.D. Vance'as praktiškai pirštu parodė europiečiams tuos įstatymus, tai yra GDPR, tai yra lietuviškai BDAR, bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, apie kurį, na, irgi turbūt visi girdėjote, ir DSA, tai Digital Services Act, tai yra skaitmeninių paslaugų aktas, tai du tokius kertinius Europos Sąjungos aktus, kur ten daug žmonių dirbo metais ir iš tikrųjų, kurie labai varžo Europos konkurencingumą, nekalbant jau apie žodžio laisvę ir išraiškos laisvę, bet tiesiog Europos konkurencingumą. Ir šitoje vietoje reiktų prisiminti, kad Mario Draghi, jums irgi turėtų būti pažįstamas, irgi toks žmogus svarbus Europoje, pagarsėjęs ir pernai su tą savo žymėją ataskaitą. Šią savaitę Financial Times leidinė taipogi išspausdino savo nuomonę, kurioje irgi daugmaž sutinka, kad BDIR, tai yra bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, arba angliškai GDPR, jis prideda prie, tarkim, smulkioms įmonėms prie kaštų ten 14% netgi. Taigi tai tikrai nėra nereikšmingos sumos ir bendrai aš labai rekomenduoju šitą Draghi nuomonę Financial Times, nes apskritai jis apibendrina, kad tie vidiniai tarifai, kuriuos ES šalis sukuria viena tarp kitos, yra gerokai didesnė našta visai ES bendrai rinkai ir ekonomikai, negu bet kas, ką gali
uždėti Donaldas Trumpas ir kuo grasina Donaldas Trumpas, o jis, dar tik te grasina, bet kažką tikriausiai irgi uždės ir apie tai dar bus progų pakalbėti. Kaip sakoma, didžiulis yra stabdis. Ir aš vėlgi, aišku, nesivelsiu į diskusijas tas, kurios dalis yra reikalingos, kurios nereikalingos iš šito bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Paprasme, ten yra ir naudingų dalykų, ir tų dalykų, kuriuos gal ir būtų norėtųsi turėti. Tačiau taip, taipogi tai yra tas pats dokumentas, dėl kurio mes čia visi Europoje turime pastoviai spaudinėti tuos pranešimus, kad sutinkame kiekvieną kartą į kiekvieną puslapį nueidami. Nesivelsiu į gilės diskusijas, bet J.D. Vance'as, JAV viceprezidentas dabartinis, pasakė europiečiams tiesiai šviesiai, jūs šitą, principą turėsite atšaukti. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, JAV kartu su, tarp kitko, Jungtinė karalystė, čia įdomus momentas, įsiminkit, nepasirašė to pagrindinio dokumento, tokio, dar neįpareigojančio, bet jis vadinasi Paris Call for Action on Artificial Intelligence. Tai pagrindinis šitos visos grandiozinės konferencijos Paryžiuje dokumentas, kuriame numatyta, kad vėlgi visos tos, kaip čia visi tie dalykai, ką JAV atmetė, kad šitas dirbtinio intelekto vystymasis turės vėlgi užtikrinti klimatą, tvarumą, įtrauklumą ir visos tos įtrauklumo ir visos kitos bilibirdos. Tai Jungtinės valstijos, sakom, nereikia mums šitų dalykų, mes jau kiek reikia reguliuosime, bet labiau dereguliuosime pagal savo požiūrį, o jūs jau, kaip sakoma, kadangi jūs atsiliekate, tai jūs eisite paskui. O ten tarp pasirašysiu, taip, visa krūva ES valstijų, kaip Prancūzija ar Vokietija, ar ten ir Kinija, tai čia turbūt irgi susiveda į tą patį Europos grasinimą, kad juos šitoks agresyvus JAV elgesys ir nepagarba parodyta, kuri iš tikrųjų buvo parodyta šią savaitę neabejotinai, kad čia juos nustums į alijansą kažkokį tai su Kinija. Apie tai dar biškį vėliau pakalbėsim. O po pradinio J.D. Vance'o išstojimo Paryžiuje atėjo laikas gynybos sekretoriui Pete'ui Hegsetui gąsdinti visus gynybos ministrus Europos Briuselyje, NATO būstinėje, ką jis ir padarė. Ir aš čia, aišku, juokauju, gerbimieji, nes, kaip čia pasakius, taip, tas išgąsdinimas buvo rimtas. Nors Pete'as Hegsetas nepasakė nieko tokio vėlgi, ką nebuvo galima numatyti. Tai jis pasakė paprasčiausius dalykus, kad nebus Ukraina NATO ir šitoje vietoje šitas dirbtinis ir isteriškas nustebimas ir choras visas apie išdavystės, jis mažiausiai keistas, nes šitas klausimas nebuvo realus, bent jau nuo 2014 metų, jeigu ne anksčiau. Taip, prieš 20 metų ten buvo realūs pasvarstymai, buvo 2007 metai ir panašus dalykai buvo George'o Busho dar administracijoje, bet turbūt reiktų sakyti, nuo pat Obamos administracijos laikų šitas klausimas nebuvo tokio momento, kad jis būtų realiai darbotvarkėje, kad realiai svarbiausios NATO šalis būtų tam pasiryžusios. Čia nepaisant, ką mūsų vietinė propaganda sakė ten per Vilniaus samitą, bet tokios galimybės nebuvo bent jau 14 metų. Taipogi, aišku, Pete'as Hegsetas pasakė, kad nebus JAV karių jokioj taikos palaikomimo misijoje. Ir čia vėlgi visi ten kaip čia pasakius, sujudo ir vėl čia išdavystė dar kažką, bet come on, gerbėmėjai, čia irgi buvo, jeigu kas stebėjot bent truputį JAV, ten tuos išankstinius rinkimus, JAV rinkimus, apie bet kokį JAV karių dalyvavimą, bet kokią formą Ukrainoje, oficialioje formoje,
oficialiai, nebuvo kalbos iš jokio kandidato, net iš tų santykinai vanagiškiausių, tokių kaip Nikki Haley, niekas iš karto visi atmesdavo bet kokią galimybę. Ten buvo diskusijų ir skirtumų, gal daugiau ginkluot, labiau ten kitaip remt, bet apie bet kokį JAV karių dalyvavimą čia negali būti ir negalėjo būti kalbos. Tai vėlgi, čia aišku būtų toks argumentas, čia daugelis žmonių kartoja, čia vis tiek, jeigu tai ir nebuvo realu, tai kam reikėjo iš karto tai atmest, nes juk galima palikti kaip vis dėlto, kaip čia pasakius, punktą deryboms, bet supraskite ir tai, kad į tas derybas dar prisikviesti reikia Rusiją, kuri nedega kol kas norų, ir tokie punktai, kurie neva būtų derybų subjektai, kaip tarkim narystė NATO ar kažką, kurie iš karto visi žino, kad tai yra blefas, kad kita pusė su to niekad nesutiks, vertinkite vėlgi rusus ar ten Lavrovą kaip norit, bet jie nėra durniai, jie vis dėlto tuo dalyku užsiema seniai ir jie supranta, kur yra tikri reikalavimai realūs, o kur yra blefas. Tai NATO ar Amerikos karių dalyvavimas kaip po kažkokią saugumo garantiją Ukrainoje, tai niekad nebuvo realus dalykas. Tai dėl šitų dalykų, kaip sakant, niekas neturi teisės iš tikrųjų bent kažko taip labai jau stebėtis. Tam piktinkitės jūs viešai, bet čia sukelta isterija, jinai jau gauna tam tikrų vos ne organizuotos antiamerikietiškos akcijos ir kažkokios tai provokacijos net bruožų, nes tai buvo visa tai, apie ką Donaldas Trumpas seniai davė suprast, kad bus derybos su Rusija, apie ką jis ir paskelbė praktiškai tuo pat metu neužilgo po Pito Hekseto pasisakymų, ir kad bus deramasi realiai ir bus, aišku, abi pusės turės daryti nuolaidų. Aišku, čia gali kažkam nepatikti tai, kad jis ten tame pranešime apie savo skambutį su Putinu ten pagyrė Putiną, rusus, viską, bet tai čia vėlgi, kaip nesuprasti to, kad čia yra diplomatija. Tai jeigu jis Putiną būtų atsiprašant išvadinęs ten huilo ar ten pidara, prašau už leksiką, tai ar čia būtų padėję tam derybų procesui, vėlgi, kažkokių tikrai nerealūs lūkesčiai. Ir iš tų dalykų, vėlgi, kurie galėtų būti derybų objektais, tai reiktų pažymėti, kad Pitas Heksetas, nors ir vėlgi pasakė, kad į sieną su Ukraina, kurios buvo iki 2014 irgi nerealistiška būtų tikėtis, bet jis nepasakė, kad nerealistiška tikėtis 2014 metų sienų, kas jau būtų vėlgi pakankamai didelės nuolaidos iš Rusijos pusės. Ir aš netikiu, kad bus sugrįžta pilnai 2014 metų sienas, tačiau kažkokios teritorinės nuolaidos iš Rusijos pusės irgi bus. Viso to, ką jie šiuo metu turi užėmę, jiems tikriausiai irgi nebus palikta, bet dėl to bus deramasi ir intensyviai, ir tai nėra taip blogai, kaip tai gali nuskambėti, kaip ir nėra blogai tai, kad jau tas faktas, kad Amerika rimtai derasi dėl tų visų retųjų metalų ir teisių į tai, ir čia vėlgi ta proukrainietiška pusė kažkaip isteriškai bando kelti paniką, kad tai čia gvaltavoja, prievartauja, bet Donaldas Trumpas vėlgi, jis turi šitą dalyką parduoti ir savo rinkėjui, kuris didelė dalis jų, jiems tikrai gan jau svetimas tas Ukrainos klausimas. Iš tikro, tokioj situacijoje tai, kad Donaldas Trumpas dar padeda Ukrainai, pats savaime tas faktas, kad nepalikta likimo valiai, kad nebuvo iš vis Europoje pasakyta, kad čia iš vis jūsų problema ir tvarkykitės. Tai jau tai yra pozityvas. Ir čia dabar nustebimas Europai, kai buvo pasakyta, kad taip, Europa prie derybų stalo nedalyvaus. Vėlgi, ko jūs stebitės, ką Europa gali atnešti. Ta prasme, Jungtinės valstijos, aišku, paniekinamų būdų, čia jau Donaldo Trumpo kažkoks ir kerštelis, bet pasakė akivaizdžius dalykus, kad mes tarsime su tais aktoriais šioje situacijoje, kurie kažką lemia, tai Ukraina ir Rusija.
O Europa, na ką Europa? Europa turės, net nevardant Ukrainos, valdant pačių savo saugumo interesų, užtikrinti tą taiką ir šitoje vietoje netgi buvo pareikšta, kad jūs teikit pasiūlymus, kaip jūs savo kariais ir kokiais kariniais daliniais prisidėsit prie taikos palaikymo misijų, kai bus sutarta. Ir taip, aš pilnai suprantu, kad šitas dalykas yra labai žeminantis Europai, bet šitos, kaip sakoma, amerikietiška yra frazė, tough love, šitos kitos meilės jos reikėjo, kitaip Europą nesuprastų tų namiokų ir aš čia išsiplėsiu vėliau plačiau bendrai apibendrinamas, ką visą šitą savaitę iš Amerikos pusės reiškia Europai, nes čia buvo sudėlioti tie dalykai, kurie buvo akivaizdus. Donaldas Trumpas realizavo savo rinkiminius pažadus, kaip čia pasakius, bando vykdyti savo rinkiminius pažadus, jų dar nerealizavo. Ir aišku, reiktų pamiršti visiems tiems, kurie čia vėlgi čia kalba, o taigi buvo per 24 valandas dar kažką. Vėlgi, atsikabinkit nuo tų dalykų. Visi puikiai žinot, kad Donaldas Trumpas, kalbėdamas ten apie detalės, ten jis apie kažkokias smulkmenas, jis visiškai nesiruošia ten būti preciziškai tikslus. Pas jį yra daug kartų išdėstyta net pati filosofija, kad think big, kad jam svarbus tas didysis paveikslas, jam svarbu kryptis teisinga. Ir iš tikro šitas dalykas, vėlgi tiem, kas galvoja, kad čia labai blogai, bet galbūt tai blogai iš kai kurių požiūrių taškų, bet Amerikos rinkėjams tai tinka. Ir aš tai sakau vėlgi, čia ne mano iš šiknos ištrauktas teiginys, bet šią savaitę naujausi tyrimai rodo, kad pirmą kartą per 20 metų daugiau JAV rinkėjų mano, kad reikalai Jungtinėse valstijose krypsta į gerą pusę. Tas skirtumas nedidelis čia. Ir čia, aišku, tas šaltinis yra Rasmussen Reports, tai yra, kiti sakytų, kažkiek šališkas. Galbūt, bet tas Rasmussen Reports, visi jų tyrimai dažniau gerokai geriau atspėja ten rinkimų rezultatus ir visuomenės nuotaikas. Tai Rasmussen Reports skelbia 47% prieš 46% ir pirmą kartą per 20 metų daugiau amerikiečių mano, kad reikalai krypsta į gerąją pusę. Tai jūs įsisąmoninkit, kad Donaldas Trumpas jaučiasi ir ne tai, kad jaučiasi, bet turi savo rinkėjų mandatą. Amerikos rinkėjų nuomonė yra tokia, Amerikos rinkėjams jis yra pažadėjęs pabaigti šitą konfliktą pakankamai greitai, jeigu ne per 24 valandas, tai per 100 dienų ar 180 dienų, čia tas darybininkas kitas Kellogas tokį skaičių minėjo, ir jis bus pabaigtas su nuolaidomis iš abiejų pusių. Akivaizdu ir mums tai nepatiks ir akivaizdu, kad Rusija nebus sunaikinta, Rusija atsikratys bent jau kai kurių sankcijų, Rusija išlaikys kai kurias teritorijas, tai daug kas čia bus nepatenkinti, bet esamom sąlygom Ukraina nelabai turi irgi resursų, ypač demografinių. Čia dar galima būtų ginčytis, kas kiek gali ten tų ginklų prigaminti, kas kiek gali apmokyti, bet žmonių nėra labai norinčių ir galinčių tiek kariauti, kiek jų reiktų, norint susigražinti, ar tai pilnai 2014 sienas, ar jo labiau 1991 metų sienas, ar taip toliau. Tai supraskit, kad taip, tai buvo šokas, tai ką pasakė Pitas Heksetas, bet iš kitos pusės jis nepasakė, kad JAV traukiasi iš NATO. Jis taip sakė, jūs 5% yra kietas reikalavimas, dėdė Semas nebus dėdė Sakeris, čia net neversiu šito, dėdė Semas turi labai rimtus reikalavimus, dėdė Semas norėtų, kad jūs taptumėtės labiau autonomiški, dėdė Semas savo tas šalis, ir čia jis aišku išskyrė ypač Lenkiją, į kurią jis paskui nuvažiavo, jis tikrai rems toliau. O tos šalis, kurios, kaip sakant, vis dar ožiuosis ir kažkaip bandys išsisukinėti ir išsikalinėti, tai tos šalis remiamos nebus ir tos šalis galbūt bus ir baudžiamas, bet čia mes prie to prieisim toliau. Ir aišku, reiktų paminėti, tas vizitas vėlgi, sekant paskirą gynybos sekretoriaus Pito Hekseto Lenkijoje, jis buvo intensyvus, jis buvo geras, aišku, kažkokių didelių formalių susitarimų dar nėra pasiekta, bet aš manau nebejotina, kad ir toliau bent jau dalis
patraukiamų karių iš Vokietijos bus perkeliama į Lenkiją, tai yra labai geras dalykas. Visa bendradarbiavimas gynybos srityje tik stiprės su Lenkija, Lenkija vykdo savo įsipareigojimus, Lenkija stengiasi, kaip sakoma, ir kultūriškai neišsiskirti pernelyg, ir Lenkija turi pakankamai stiprius politikus ir politinės jėgas, kurie supranta tą, ir aš nekartą minėjau tokius žmonės kaip Dominikas Tarčinski, kuris turbūt geriausiai dirbantis europietis su JAV, su Donaldo Trumpo stovykla, su visų MAGA judėjimu, ten dalyvauja podcastuose visur kitur. Aišku, pas Lenkus irgi ne viskas ten labai gerai, pas jos ten irgi gegužės mėnesį bus naujo prezidento rinkimai ir ten visko gali būti ir ten jau vyksta irgi arši politinė kova ir ten buvo toksai dar skandalėlis susijęs ir su šituo vizitu Pito Hekseto ir aišku, leftistai negalėjo nepasižymėti. O skandalas kilo dėl to, kad vertėja Lenkijos gynybos ministro su Pitu Heksetu jo vizito metu buvo tokia Magdalena Fitaš-Čuchnovska. Ir jinai yra žmona kito žymaus gazeta Vyborčia žurnalisto Vojčiko Husnovskio. Ir, abu jie yra žinomi kaip leftistinės lervos, kaip ir bendrai gazeta Vyborčia yra tų Donaldo Tusko partijos organas ir bendrai leftistinis organas šeriamas iš to pačio USAID-o ir visų sorošinių fondelių ir jie pasižymėjo tuo, kad ir vizito metu ir prieš jį šerino socialiniuose tinkluose įvairius įžeidimus Pitui Heksetui ir dešinioji patriotinė Lenkija be jokios abejonės tai laiko provokacija. Kas dar įdomiau yra tai, kad šita pati Magda Fitaš-Husnovska anksčiau buvo ištekėjusi apskritai už žmogaus, kuris buvo GRU žmogus, Mareko Dukačevski. Tai ir jinai taipogi dalyvavo kaip Donaldo Tusko vertėja susitikimuose su Vladimiru Putinu dar tuomet, kai 2010 metais Lenkijos tuometinė valdžia su to pačiu Donaldu Tusku, tarp kitko priešakyje, bandė daryti resetą santykiuose su Rusija ir Putinu. Taip, kad matote, šitie leftistai, jie visur yra kenkėjai ir visur vienodi ir visur veikia, pasibjaurėtinai, ir Lenkijoje jie taip pat neršia ir šiuose prezidento rinkimuose, kurie įvyks jau gegužės mėnesį šių metų, jeigu Lenkai išsirinks ir prezidentą iš šitos leftistų partijos, tos Tusko pilietinės platformos, o vietoj dabartinio konservatyvaus Andžejaus Dudos, tai bus blogai ir Lenkams, ir mums tikrai bus gerokai sunkiau susitarti su amerikiečiais. Visi dabar tikriausiai suprantate. Visas tas triukšmas ir visi tie skandalėliai ir visos tas dramos, kurios vyko visą savaitę, buvo tik tai preliudija tam, kas buvo numatyta penktadieniui. Nes, pripažinkime, kad tie priekaištai apie per mažą finansavimą gynybai, tai amerikiečiai jau ilgus metus tai aiškina europiečiams, čia sena, įsisenėjusi problema, čia nieko naujo, čia prie to dalyko europiečiai buvo pripratę, jie ten galbūt kai kurių ten aspektų, kad jų jau visiškai nekviečia į derybas dėl Ukrainos ir panašiai, ir kad ten jiems tiesiog pasakyta, kad jūs pasakykite, kiek jūs atsiūsite, žinote, karių ir karinių dalinių Ukrainos saugumui užtikrinti, kurį sudarėsime mes. Bet šitą dar Europą šiaip netaip ten gal ir galėjo suvalgyti. Galiausiai, tas pats, čia jie turėjo to tikėtis, nes J.D. Vance'as tą sakė ir pernai metais. tą galima buvo išskaityti net iš tos kalbos Paryžiuje, nors jinai ten buvo labiau apie dirbtinio intelekto galimybės, bet visus tos dalykus, apie ten žaliąjį kursą, visą tą galima buvo numanyti ir anksčiau. Tačiau penktadienį, kai visi europiečiai susirinko ir buvo jau akivaizdžiai draugiškai pasirengę
linksėti galvą, taip stengsimės, didinsime, čia dabar together forever, viską kažką. Ir tikėjosi išgirsti dar kažkokiu priekaištu tikriausiai, bet jie visiškai nesitikėjo, kad dreptelėjo J.D. Vance'as dar, nes J.D. Vance'as visiškai nekalbėjo apie karinius reikalus. Na, aš net pasakosiu visos tos kalbos, žinoma, bet ten nebuvo nė karto kalbama nei apie Ukrainą, nei apie Rusiją, nei apie Kiniją, na, išskyrus tai, kad specifiškai pasakė, kad aš, J.D. Vance'as, nemanau, kad pagrindinė Europos problema ir priešai yra Rusija ar Kinija ir pagrindinė mintis, Europos pagrindinė problema mes nežinome, už ką mes esame. Prieš ką tai mes čia galim susigalvoti, alijansus dėlioti pinigus, bet už ką mes nežinome. Ir čia aišku, galima pagristai sakyti, kai kurie vardinti ten pavyzdžiai, galbūt pritempti ten, aš irgi ten nefakt-čekinau su Mintvid Gailė visų tų faktų. Gali būti, visko gali būti. Bet esmė tai tokia yra ir mes visi tie, kas sąžininkai, tai turime pripažinti, kad Europa nugrimzdo į kažkokį totalitarinio tipo stovi, na, švelnaus totalitarinio, vėlgi, būkim sąžiningi, Europa tai nėra ten Šiaurės Koreja ar netgi Rusija, bet švelnus toksai totalitarizmas, visas tas švelni nuomonių, kaip sakant, cenzūra ir visi tie dalykai, jie taipogi jie nėra suderinami su tuo, ką mes deklaruojame savo principais, ten žodžio, sąžinės, nuomonių laisvė, nes aš su tuo susidūręs jau esu seniai ir aš tiesiog galiu pasakyti, na, jeigu tai nebūtų netiesa, tai nebūtų taip, kad man daugelį dalykų žmonės atsiunčia, apie ką aš kalbu, atsiunčia privačiai ir tie žmonės, daugelis jų viešai to nesako, ką jie pasako privačiuose pokalbiuose man. Tai, kaip čia pasakius, tie, kurie vadins ir bandys mane gaslightinti, tai aš tiems turiu atsakymą. Ir kai pas mus čia buvo irgi prieš keletą čia mėnesių ten tas skandalas, kai kažkur kažkas ten pasakė, kad apie 70-80% žmonių bijo reikšti savo nuomonę, na tai taip, tai yra tiesa, didžioji dalis žmonių bijo reikšti savo nuomonę ir yra tokių klausimų, kuriuos, na, formaliai gali reikšti ir dabar aš jau gaunu netgi, nors padvilkė nauji vėjai, bet gaunu galimybę pareikšti ir viešai tokius klausimus ir, kaip čia pasakant, abejonės tokiais dalykais, apie kuriuos kalbėti ir kuriais abejoti buvo labai verboten, dar labai neseniai, kaip po tas žymusis žalesis kursas, bet tai vis dar yra, žinote, tai dar nėra ta tema, apie kurią laisvai galėtų kalbėti visi ir visas pareigas užimantys žmonės. Nes tai dar yra vis dėlto ideologinis dalykas ir tarp kitko, na, tai man labiausiai aišku įstrigusi ta citata, na, čia tiesiog man artima tema, kai jau visiškai baigdamas kalbą J.D. Vance'as pasakė, kad jeigu Jungtinės valstijos galėjo iškentėti 10 metų koliojimuose iš Gretos Thunberg, tai Europos demokratijos gali iškentėti porą metų koliojimuose iš Elono Musko. Kas galėtų pabijoti. Tai taip, buvo išvardinti tai visi tie faktai, apie kuriuos aš kalbėjau, kas yra tikrai svarbu JAV dabartiniai dešiniai. Tai žodžio laisvė, sąžinės laisvė, tikėjimo laisvė. Tai buvo išvardinti tie pavyzdžiai, kai žmonės yra nuteisiami už, na, protestus prie abortų klinikų. Ir tokių atvejų ir Jungtinėse valstijose buvo daug ir Europoje daug. Ir aš jau minėjau, kad šitie dalykai yra naudojami ir Rusijos, be jokios abejonės, nes tas draudimas, kurį karo metu jau paskelbė Ukraina, Rusijos, ten Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčiai, na taip, jis buvo panaudotas prieš Ukrainą kaip krikščionių persekiojimas ir tai rezonuoja su didelė dalim Amerikos rinkėjų nuotaikų. Ir kas man bjauriausia, dėl ko man skaudžiausia, kad, na, ukrainiečiai ir jų netgi draugai Europoje niekaip nesugeba to suprasti svarbos šito klausimo ir kažkaip čia galvoja, čia antrailis dalykas ir niekas nenueina ir normaliai žmoniškai nesikalba su ta visa maga ekosistema apie tokius dalykus, kurie, na, iš tikrųjų daliai Amerikos rinkėjų, tų, kurie pergyveno šitos pačius dalykus, ką mes išgyvename Europoje,
tie pergyveno Jungtinėse valstijose, na tai yra svarbus klausimai, čia negalima numoti ranką, ai čia rusų propaganda, dar kažką, o daugelis tai padaro ir kaip jau minėjau, tas pats Piersas Morganas savo diskusijoje neseniai su Tuckeriu Carlsonu, kai Tuckeris Carlsonas jam pasako, Ukraina persekioja krikščionis, Piersas Morganas, nors aš visai gerbiu jį ir visai protingas žmogus, Britas viską, jis nesugeba nieko atsakyti, o tokius atsakymus reikia turėti. Ir čia yra labai jautrus klausimas. JAV akivaizdžiai šita administracija save mato kaip krikščioniškos civilizacijos paskutinę viltį, kaip krikščioniškos civilizacijos gynėja. Ir akivaizdu, kad jie stengiasi tai transliuoti visais įmanomais kanalais. Ir akivaizdu, kad Europa visiškai tiesiog agresyviai pašalinusi krikščionybę iš viso viešojo gyvenimo, bent jau visi Europos didieji politikai, pavadinkime jos taip akivaizdžiai to kratosi, išskyrus tokius pavyzdžius kaip Lenkija ir Italija, ir tai tarp kitko jiems labai padeda rasti bendrą kalbą su JAV nauja administracija. Tai šitas dalykas reiks spręsti ir reiks suprast, kad mes, kad jeigu norime išlaikyti kažkokį tai alijansą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, mes turime rasti bendrą savo kultūrinį, ideologinį pagrindą ir jie tikrai dabar su šita administracija, ir kaip jau minėjau, šita administracija ne iš dangaus nukrito, šita administracija ateina iš kaip sakant, iš apačios, šitos nuotaikos jos yra, amerikiečiai naudoja tą terminą grassroots, tai yra judėjimas iš apačios, jis yra organiškai susiformavęs, skirtingai čia, negu mūsų propagandistai dažnai dar bando įteikti, kad čia kažkokios tai rusų spectarnybos, dar kažką, ne, galbūt, ta prasme, būtent tokių dalykų yra, ten jos veikia, be abejo, stengiasi ir rusų spectarnybos dalyvauti visose diskusijose ir įtakoti, ir yra ten tų pavyzdžių, bet tu negali viso tokio judėjimo, tokio šaly kaip Amerikoje suorganizuoti iš išorės. Turi būti ir tas organiškas vidinis kažkoks tai branduolys ir jis tikrai yra ir dėl to aš tą ir bandau visiems įteikti, kad tai, kad pas mus numojama ranka, kad kažkokiu Rumunijoje ten kažkokie rusai įsimaišė, atšaukiam rinkimus, kas čia tokio, labai gerai. Iš anos Atlanto pusės kitaip atrodo, nes ten juk lygiai taip pat Donaldą Trumpą visai bandė atšaukti, vadinami, kad jis ten kažkoks tai rusų papirktas. Tai kodėl jums keista, kad atvykęs J.D. Vance'as pasako, kad jeigu kažkas ten investavo kažkiek iš išorės, tai tvarko, jūs tirkit ir visą kitą, bet jeigu ten kelių šimtų tūkstančių dolerių pervedimų šiandien ar ten iš kažkur užtenka tai, kad jūs atšauktumėte liberalią demokratiją, tai gal jūs tos liberaliosios demokratijos iš vis ir neturėjot. Ir negali ginčytis tokiu įvertinimu, iš tikrųjų labai panašu į tiesą ir aišku, čia akivaizdu, kad ta kalba pasakyta Vokietijoje, jinai buvo skirta iš principo ateinantiems vokiečių rinkimams, nes visi žinome, kad vokiečių rinkimuose turėtų neblogai pasirodyti ir antrą vietą užimti, o gal kas gali žinoti ir net dėl pirmos varžytis AfD partija, prieš kurią visi sudarė, visos tos, vadinkime, senosios partijos sudarusios tą ugnesenę, tai J.D. Vance'as daugmaž akivaizdžiai davė suprasti vokiečiams, kad jis, tai yra Jungtinės valstijos, netoleruos bandymo pakartoti tai, kas įvyko Rumunijoje ir tiesiog atšaukti ar pašalinti kažkaip AfD iš rinkimų ar atšaukti rezultatus, jeigu jos ten pasirodytų gerai. Ir ten tokie pasiteisinimai, kad čia, suprantat, manipulacijos iš užsienio, suprask, kad čia Elonas Muskas kažką pasakė, parėmė, tai tokie negalios. Jūs puikiai žinote, kad praktiškai visose rinkimuose ir pas mus netgi įvairios užsienio jėgos įvairiai veikia ir kaip čia, jeigu dabar atsiras kažkokia tai praktika atšaukinėti rinkimus dėl to, kad jie nepatinka kažkam, tai nėra tai, ką mes galėtume vadinti liberalią demokratiją. Vienu žodžiu, ir kad patvirtinti to savo žodžius, tai J.D. Vance'as atsisakė susitikti Vokietijoje su dar tebeinančiu kanclerio pareigas Olafu Šolcu, socialdemokratų atstovu, nesusitiko jis ir su Friedrichu Mercu,
Krikdemų atstovų, o susitiko su AfD atstovais, na ir, kaip čia pasakius, čia pas mus visi labai ojojoj, čia prorusiški dar kažką. AfD nėra kažko labiau prorusiški negu bendrai Vokietijos standartas. Ne AfD atstovai nuteikė abu Nord Streamus ir bendrai ten su rusais visą laiką draugavo ir kai kurie dar iki šiol ten Gazpromuose dirba. Čia ne AfD, tas Vokietijoje visada tas Rusijos verštėjimas smarkiai bujojo ir, kaip čia pasakius, vos tik tai bus išspręstas Ukrainos karo klausimas, o gal jam dar net pilnai ir nesibaigus, vėl atgis ir iš visų partijų tų pagrindinių ir visi ketinimai iš naujo pereiti ant rusiško dujotiekio. Tačiau šita parama, kurią dabartinė Amerikos, ten Muskas ar Vancas išreiškia AfD, tokia netiesioginė, ar net tiesioginė, na, jinai susijusi su to, kad AfD iš tikrųjų yra ta partija, kuri Vokietijoje leidžia savo kalbėti apie tos dalykus, apie kuriuos kalbėti negalima. Tai yra žaliai kursai ir imigracija. Nes kas porą dienų Vokietijoje kokios nors naujas tų Merkel atvežtinių imigrantų teroro aktas ir apie tai vis dar kaip ir negalima kalbėti, nors CDU čia bandė, bet jiems vis tiek nesigavo, nes dar ir viduj partijos nėra to sutarimo. Tai šitie dalykai žudo Europą ir jeigu Europa pati to nesupranta, kažkiek Jungtinės valstijos kažkiek bent jau draugiškai bando padėti tai suprasti Europai, nes Jungtinės valstijos dabar jau net nemato ir šito viso bendravimo tono galima suprasti. Jungtinės Amerikos valstijos net nemato Europos kaip kažkokių konkurentų, dėl ko čia labai reiktų bijoti. Tas visas pažeminimas Europai, jis yra labiau aišku, kažkoks dar Donaldo Trumpo kerštas, bet jis labiau yra iš tos srities, kad jūs supraskit, kad jūs jau nesat labai svarbi dalis globalaus pasaulio ir aš manau, visi protingesni europiečiai tai jau supranta ir pripažįsta. Ir tai, kad dar dabar ten ta dalis Europos BVP bendram pyrage, dar jinai neatrodo tokia tragiškai maža, bet visi juk matome tendencijas. Tendencijos, jos yra tikrai katastrofiškos. Čia, žinote, šitie žmonės dabar aplink administraciją atėjo iš verslo, iš rinkų, iš akcijų pasaulio ir jie puikiai žino, kad vertindami kokią nors dalyką kaip akcijų kaina, dabar visi žiūri ne į kažkokį tai dabartinius uždarbius ar pelno ir kainos rodiklius, o į augimą. Ir Europoje seniai nėra augimo ir jo niekaip nenusimato, kol yra tas žaliasis kursas, aš čia vėl nesiplėsiu, jo tikrai nebus, Europa tikrai nebus konkurencinga ir Europoje reikia drastiškų pokyčių ir Jungtinės valstijos taip primiktinai, iš tikrųjų, kaip veidų, kaip mažą ciusiką į balutę parodė ir sako, chebra, jūs darybose nedalyvausit, jūs dabar gavot užduočių, tai spręskit tas užduotis. O ką, jeigu turit, žinote, kažkokių tai ambicijų, tai tada parodykit, kiek jūs turit karinių dalinių, kurios galite atsiųsti. Čia iš tikrųjų tas primiktinis dar pasakymas, kad jūs galite teikti pasiūlymus, kaip jūs galite prisidėti prie taikos užtikrinimo, kai jinai bus sutarta. Ten yra fantastiškas. Jis tiesiog atima iš europiečių paskutinį argumentą. Kodėl mūsų nepakvietėm? O todėl, kad 3 metai prie jūsų vyksta karas ir jūs faktiškai nieko neturit. Jūs negalite atsiųsti jokios brigados, turbūt net nesurinktumėt, kurią šiandien ir dabar galėtumėt drąsiai atsiųsti į Ukrainą. Tai apie ką jūs kalbat? Ką jūs bandot parodyti? Ką jūs bandot įrodyti? Čia nebus nieko iš jūsų ir jūsų ambicijų. Tai čia tiek aš pasakysiu apie tą J.D. Vance'o kalbą. Iš tikrųjų, ją turbūt jau visi, kas norėjot, matėt ir tą gali dar pasižiūrėti. Istorinė kalba, jinai, aišku, nes nepaliks europiečiai jos be atsako. Makronas pirmadienį jau 17 vasario, kaip čia pasakius, neordinarinį rengė pas save susirinkimą pagrindinių Europos lyderių. Zelenskis Miunchene pasakė kalbą, kur ragina sukurti Europos armiją. Ir čia yra karštų galvų, kad valio, važiuojam.
aš esu labai skeptiškas tokių iniciatyvų atžvilgių, nes visi puikiai suprantame, kad visos tokios paneuropinės iniciatyvos visada baigėsi dideliu šnipštu, kaip ir ta grėsminga Vokietijos Zeitenwende ir, prancūzai apie Europos vieningą armiją kalba irgi ne pirmus ir ne antrus ir ne trečius metus ir visi žino, kad nieko iš to nebus ir čia tos visos iniciatyvos, kad Europai nereikia Amerikos, tie emocingi šūksniai, Amerika puikiai tai žino. Ir Amerika puikiai žino tą dalyką, dabar prieiname, žadėjau pasakyti, kad tas Europos neva pasisukimas į Kiniją, kad jūs žiūrėkit, jūs mus čia paniekinot, mes dabar darysim alijansą su Kinija. Visi Amerikoje, nedurniai, jie puikiai supranta, yra totalus blefas. Europa yra visiškai nekonkurencinga su Kinija. Pasisukę į Kiniją, jie iškart sulauktų reikalavimo panaikinti visus tarifus iš Kinų, o Europa juk neseniai įsivedė 35% muitą Kinijos elektromobiliams, pavyzdžiui, tarp kitų dalykų. Tai Europos tie autogamintojai iškart bankrutuotų po Kinų EV gamintojų lygiom sąlygom pasiūlytų tų elektromobilių lavinos. Tai čia yra blefas, amerikiečiai supranta tai blefas, amerikiečiai supranta, kad dabar taip apkrovę visais įžeidimais, jie kažkurį laiką turės kažkokį atšalimą santykių, tai paskui kokį nors palengvinę retoriką kažkokiu vienu klausimu, europiečiai su tokiu dideliu džiaugsmu ir entuziazmu pamirš viską ir sugrįš į tą Jungtinių valstijų glėbį, kad bus gražu žiūrėti. Pripažinkime atvirai, neturi Europa kitų alternatyvų. Europa yra tokioj situacijoje, kad ją žemint galima ir amerikiečiai, šita administracija taip veikia, jie mato silpnumą ir muša į ten. Čia yra, kaip čia pasakus, gražu, negražu, bet pasakė, juk čia Divansas tiesiai šviesiai, mes nesame šiuo metu tokie patys, mūsų apskritai net ir vertybiniai supratimai apie viską skiriasi, jūs turėjote alijansą su ANA JAV administracija, kurią mes laikome neamerikietišką ir, iš tikrųjų, paėmus ten kokį nors buvusi ten valstybės sekretorių Blinkeną, jis tikrai buvo labiau europietis negu amerikietis ir Amerika visą tai atmeta. Tai tiek būtų šiandien, vasario 16 dieną 2025 metų. Aš čia žadėjau, kad šiandien su blogeriuku darysiu neredaguotą laidą, bet ją nukeliame rytoj, vasario 17 pirmadienį. Tikiuosi rytoj blogeriukas ir spės suprocesinti ir įdėti internetą. Dėkui visiems, kad žiūrite ir ką, pabaiga jau arti.